milijonas knygų. Gamtos planetose būdavau berniukas, apie kurį parašytos knygos. Supranti? Berniukas gyveno knygose. Kai gamta išnyko, atsitiko kas? Kad pradėjau gyventi moterim. Supranti? Pradėjau gyventi moterim. O tai yra labai blogai. Nes moteris tai yra gyventojas Rusynė ir ta mergina, tai jauna padavėja 12 metų ar 14. Ją tvarkys rusai toje bažnyčios valgykloje, kuri yra kažkur miesto centre. Supranti? Tai va, bažnyčia, blėt. Bažnyčia tai yra Rusynas. Tai va, būdavau, žinai, tuo berniuku, būdavau tasai berniukas tuose planetose. Ir moterys baisiai verkė. Ten buvo labai dideli miestai, ten buvo daug miestų, bet aš gyvenau kaime. Ir kai prisirašė tų knygų, kilo idėja, išnyko gamta. Kai atsirado tos knygos, pradėjo nykti gamta. Gamta nyko ne dėl knygų, o dėl to, kad moterys labai verkė. Tai toje Rusyno planetoje, kurio tipo, žinai, gyvenimo bus, ten bus iš tikrųjų tas pas Rusynas. Gamta bus ten visiškai išnykus, ten nebus nei vieno medžio, supranti? Ten nebus nei vieno medžio. Ten bus tik lapuočiai, ten bus tik tai lapuočiai. Tai va, aš nuvažiuodavau prie žalių ežerų ir man tokia depresija, tokie medžiai, taip gražu. O kuo gražiau, kuo geriau, man tuo labiau depresija ima. Aš nueinu ten, kur nėra medžių, ten, kur nėra šitos gamtos ir man taip gera, žinai. Bet ten Rusynė bus amžinas pyktis. Aš buvau berniukas knygose, supranti? Blet, ir vėl užgeso. Aš tose knygose buvau berniukas. Aš ten buvau berniukas toj gamtoj. Ir aš gyvendavau begalybę gyvenimų. 100 milijonų gyvenimų nugyvenau. Bet prieš 100 planetų išnyko gamta ir kas atsitiko? Prasidėjo biblinis režimas, tai yra religija. Religija tai yra mano gyvenimai, kurie susikaupė per 100 planetų. Religija tai yra gyvenimai, kurie susikaupė per 100 planetų. Tai va, toks yra Jėzaus planas. Čia yra Jėzaus planas, ne čia yra moterų planas. Moteris visą tai padarė. Moteris išnaikino gamtą, supranti. Ir kai išnyko gamta, atsirado Rusynas. Bet ką tai reiškia? Jog bus ir kita planeta. Ta planeta atsiras Mėnulyje, supranti? Ta planeta atsiras Mėnulyje. Ten bus dykumų planeta. Tokia, kokia buvo visatos pradžioje. Tai bus planeta tokia pati, kuri buvo visatos pradžioje. Bet ten nebus jokios gamtos. Supranti? Va, kur aš gyvensiu. Arba ten bus labai daug vandenynų. Tai va, aš gyvensiu Mėnulyje. Ir tai bus Rusynas. Nes visur ten, žinai, ten visur yra, nes yra ta planeta, supranti, yra ta planeta, yra to planeta, kuri vadinama Rusynų. Kitos planetos gyvens pagal tą planetą ir niekada nebeliks gyvenimo. Gyvenimas baigė išnykti. Aš buvau berniukas gamtoj. Tai va. Ir visos tos planetos padarytos pagal knygų pavyzdį, bet tie gyvenimai būdavo kas 100 Tie gyvenimai būdavo kas 10 000 metų, supranti. To nebūtų atsitikę, jeigu būtų gerai gyventi. Niekam nepatiko gyventi planetoj, niekam nepatiko, nei vyram, nei moterim, nei šunim, nei katėm. Niekam nepatiko gyventi planetoje, nes reikia rūpintis savo buitimi. Ir toj planetoje nėra plastiko. Viskas ten mediniai. Medinės durys. Visur medinės durys. Mediniai langai, supranti. Ten nėra gyvenimo. Ten viskas iš medžio. Tai va, moteris išverkė Rusyną. Moteris sunaikino gamtą. O to pagrindas yra tai, jog aš gyvendavau kaime. Ir jie padarė taip, jog nesibaigtų gyvenimas kaime.